Taip, ankstesniais metais negailėdami jėgų varžėsi dviračių sporto mylėtojai. Dviračių maratono taurė pernai sutraukė 800 dalyvių, šiemet laukiama per 1000. Nuo pirmojo etapo prieš 9 metus dviračių entuziastų padaugėjo 20 kartų. Mūsų pagrindinis tikslas – matyti kuo daugiau žmonių važinėjančių dviračiais, kuo daugiau žmonių sportuojančių. Tai tikslas toksai, kad tie žmonės, kurie nieko neturi bendro su dviračiais, kad jie atsisėstų ant tų dviračių, o tie žmonės, kurie dviratis jau buvo jų kasdienybė, kad jie pradėtų sportuoti ir, varžytųsi tarpusavį. Iš tikrųjų, tai tikslas yra vienas, kad ateities kartos turėtų puikią konkurenciją čia Lietuvoje ir manau, tokie maratonai, jie yra bene vieninteliai renginiai, kurie pritraukia labai daug mėgėjų, o nebūtų mėgėjų, nebus ir sportininkų. Tai yra kaip vanduo žuviai. Masiškiausioje Lietuvoje dviračių šventėje savo vietą gali rasti ir jaunas ir pagyvenęs, aktyviam sportui neabejingas žmogus. Vienam vyriausių dalyvių 67. Vilnietis 40 metų užsiiminėjo bėgimu, tačiau dabar sako, kad niekas jo neįstengtų nuvyti nuo dviračio. Čia man jie stengiasi užkrėsti ir draugus. Daug yra mano draugų, kurie persėdo ant dviračių, bet tokiuose rimtesnėse varžybose dar kažkaip tai nedrįsta, bet jeigu bus jiems tokios trasos trumpesnės galbūt, ne tikras maratonas, o pusė maratono kaip tarptautinėse varžybose, tai manau, kad bus. Visos šalies dviratininkus suvienijęs renginys suteikia galimybę sportininkams varžytis ilgoje, daug ištvermės reikalaujančioje trasoje, o mėgėjai gali rinktis įveikti dvigubai trumpesnę trasą, todėl kiekvienas randa iššūkių. Daug metų nevažinėjau, iki kol nepamačiau, kad Lietuvoje vyksta tokie maratonų taurės etapai. Ir tada aš pagalvojau, kad jeigu tai būtų buvę mano vaikystėje, tai aš turbūt greičiausiai būčiau likęs dviračių sporte ir sportavęs iki dabar. Mano anūkas patraukiau, aš jį atsiverčiau į vienas varžybas ir sako, noriu. Prašom, sudalyvauk, supažindinau su treneriu ir dabar jau 3 metai mina ir gana gerai. Lietuva unikalus kraštas važinėti dviračių, įsitikinę tiek dviračių taurės maratono dalyviai, tiek organizatoriai. Tai liudija per 9 varžybų rengimo metus 20 kartų iki 1000 išaugęs dalyvių skaičius. Visgi plėstis mėgėjiškam dviračių sportui Lietuvoje dar yra kur, nes pavyzdžiui, estai panašias lenktynes sutraukia apie 4000 žmonių. Viena labai maloni aplinkybė, kad jeigu žmogus nors kartą pabando mūsų renginį, jis atvažiuos dar ir dar. Tai yra unikali galimybė suderinti pačius nuostabiausius dalykus pasaulyje. Tai yra gamta, draugus ir sportą. Ir viskas telpa vienoje dienoje maratono taurėje. Pirmasis iš 4 šių metų maratonų taurės etapų šį sekmadienį Druskininkuose. Vėliau vasarą dviratininkai išmėgins jėgas Vilniuje, Ignalinoje ir Anykščiuose. Startuoti su mėgėjais šį savaitgalį planuoja ir į gimtinę trumpam grįžęs pajėgiausias šalies dviratininkas Tomas Vaitkus. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.